Šalta šiandien visoką dieną, žirnių sėja Kauno rajone. Įsibėgėja po truputį, kadangi ūkiui reikia nemažai hektarų tikrai apsėti, sugalvojom, kad pradėsim būtent šiandien, bent jau saulė išlindus, pašvietus, pradėjus šildinti dirvoną. Sėjam žirnius bagų, kadangi labai smulki sėkla, sėjam 250 kg į hektarą, gaunasi apie 1,1 milijono. Švari, daigumas apie 81, gaunasi pačios sėklos. Šiandien yra soka dar dirva, apie 4 laipsnius rodo mūsų grilio termometras. Sėklą skandinam į 5 cm gylį. Valosim iš karto po sėjos. Važiuoja spiritukas. Viskas kaip ir nureguliuota. 2 klipsus nuėmė nuo kviečių sėjos. Susikalibravom pilnai patį spiritą. Ir paleidom sėją. Apie kitą savaitę planuojam, gal pirmadienį. Rodo jau tokias aukštesnės temperatūras, dieną net iki 15 laipsnių ir pagaliau be šalnų. Tai bandysim važiuoti su klomazono ir aklonifeno herbiciniais mišiniais. Kad tas paviršius norisi, kad būtų drėgnesnis ir kad nesuardytų paviršinės plėvelės dirvos šalnos. Važiuosim su būtent tada, kada atšyla. Matėm poveikį pernai metais. Jeigu usnies laukuose labai daug nėra, galime su tokiu mišiniu išvažiuoti iš karto po sėjos. Yra būtent produktas, kuris sudarytas iš tų 2 veikliųjų medžiagų. Tai lygiai taip pat tas lauks ir su pupom. Sėjai sakom valio. O šiandien perduosiu mikrofoną draugui, kolegai Povilui ir pažiūrėsim, kai jisai mums galės papasakoti iš savo agronominės dienos.